Sveiki. Čia noriu pakalbėti apie garbės kainą. Kaip skirtingai mes suvokiame šį reiškinį ir kaip iš tiesų turėtume matyti šio žodžio reikšmę. Kas yra ta garbė? Kodėl mes ją siekiame? Kokiais būdais siekiame? Ir kaip įsivaizduojame ją esant teisinga? Ar galima dėl garbės daryti netgi nusikaltimus? Ar galima dėl garbės smerkti, žudyti ir žeminti kitą žmogų? Ar visa tai telpa į šitą vieną žodį? Ar visa tai telpa mumyse? Galvokime, kiek mums tai reiškia. Ir kaip mes sau leidžiame tą garbę apibūdinti savo poelgiais. Kokia mano garbės kaina? Tavo, mūsų. Ar žinai, kaip kovodamas su mirtimi ir paskutiniais atodūsiais tu liktum savo uždirbtoj garbėj? Ar garbė atimti gyvybę tau suteiktų garbę tavo paskutinio atokvėpio vaizdiny? Ar tavo menama garbė suteiktų tau galimybę garbingai išeiti iš šio pasaulio? Kur prasideda puikybė? Kur aš ieškau savo garbės? Giminės garbės, tautos garbės, galiausiai visos žmonijos garbės. Ar tai svarbiau už kitas savybės, kurios pasitarnauja žmonijos kūrybai? Taip sakau, nes žmoniją vis dar reikia kurti. Vargu ar kada būsime tobuli, jei nekursime savęs. Nei gyvybės laužas, nei mirties aukuras nepaslėps mano uždirbtos garbės. Aš turiu dirbti, nuolat dirbti, kad susidūręs su netikėtumo akimirka nebejočiau, jog tik taip turėjau pasielgti. Kodėlgi turiu išlikti budrus? Tam, kad atėjęs netikėtumas manęs nepaskandintų abejonių jūroje. Galėčiau ištarti, aš jau esu pasirengęs. Visada yra lengviau pasakyti, pasielgti taip, kas patenkintų mano savimeilę, suteiktų mano vidiniam egoizmui garbės. Bet kurgi tikroji šio žodžio reikšmė? O gal didesnė garbė save sulaikyti, atleisti, padėti ir matyti kitą prieš save nemažesnį? Mes visi galime pažinti, jei tik priimsime. Priimsime kitokį suvokimą, kuris mus neš kaip laivas per mūsų audringus ir ramius gyvenimo vingius. Kokia garbė save apvainikuosiu? Ir kam iš viso apie tai galvoti? Geriau tėvo garbė dalykuose atsispindi, nei mano menkumas apvilktas didžiu žodžiu. Ir kai suvoksiu, koks menkas žemiškos garbės pasaulis, man nebereiks siekti garbės sau, nes jos aš sieksiu ne dėl savęs. Kiek daug iš tiesų mes turim garbingų pavyzdžių, nešiojančių tavo garbę, nusilenkusių tavo didybei. Jie neskaičiuoja išdalintos labdaros, bet teikia tiek, kiek pajėgia, ir nevaikšto atsiimti apdovanojimų už garbingus darbus, nes tėvas jiems už juos atlygins. Gerumo ir meilei nėra ribų, tik blogi ketinimai suteikia mums limitą. Neskaičiuokime garbės trupinių, kai didybės spinduliai mums šviečia.
Taip norėjau pasakyti, kad neieškokime garbės. Verčiau tarnaukime tam, kam buvome sutverti. Nusilenkime ir stenkimės įveikti save. Nesiekdami didžiuotis, puikuotis savo garbę ar būti iškeltam dėl jos.